Fiksacija Liepos 17.2024. Taip vadinama Rokiškio psichiatrinė ligoninė. Atvykom su draugu aplankyti Mariaus. Atgrįžinėjom su bendraminčiu iš Rokiškio, kur bandėm pakalbėti, tiksliau kalbėjom su notarė dėl Mariaus reikalų, dėl įgaliojimo. Šiandien pirmą sykį pamačiau tą gydančiąją skyriaus vedėją, tą vadinamą daktarę, kuri tiesiogiai atsakinga už Mariaus, žodžiu, sveikatą. Ir kaip jos tonas pasikeitęs ir skiriasi nuo tono, kuriuo jinai kalbėjo su manim telefonu. Ir su direktorium kalbėjom. Ir šiokia tokia, laugnešėlį šiokį tokį perdavėm Mariui. Ir norėjom perduoti dar tokį raštą į voką įkišę kartu su laugnešėliu, su Mariaus kreipimusi. Vėl konkrečiai, kad jam būtų pateiktos konkrečios pažymos, kurios taip ir vadinasi. Forma, numeris 046_A. Arba elektroninė forma numeris 027_A. Dėl to taip vadinamo veiksnumo, kurį privalo išrašyti gydančioji gydytoja, nes tos formos reikėjo notariai, kad jinai iš principo apskritai apsiimtų atvažiuoti iki to durnyno ir padėtų Mariui, pateiktų Mariui įgaliojimą, ant kurio Marius ir pasirašytų ir įgaliotų žmonės veikti už durnyno sienų ribų, atstovauti jį ten, domėtis jo byla, sveikatos reikalais ten ir visais kitais reikalais, žodžiu, eiliniais. Tai susidūrėm su tokia demagogija, kad, sakau, čia vaizdainį be šansų ką nors papasakot. Ir galiu tik gyvai papasakot su tokiu nihilizmu teisiniu ir naglų tokiu žiūrėjimu, kaip aš sakyčiau, kiaulės akutės žiūrėjimu tiesiai mums į veidus ir pasakojimu, kai jie nesusitarė tarpusavį, nežinodami vienas kitų versijų, meluoja į akis, vos nepriešingai kiekvienas pasakodamas, bet atskirai mes juos komentinėm tą gydytoją, direktorių. Sakant, kaip prigauni, kai nesusitarė, kaip meluoti, ir prigauni, kaip meluoja. Tai, kaip sakiau, šį šeštadienį, sekmadienį būsiu prie namuko, ten gyvai susitikti, tai tiems, kas norit, kad atsakyčiau į klausimus dėl kaip mašinas ten persirašyti, kaip nekilnojamą turtą persirašyti, kaip pasiruošti dokumentus, dokumentų formuluotę, kokius sakinius būtinai rašyti, ko neminėti, ką pakeisti. Ir būtent kvieščiau visus tuos gan skubiai susirinkti, visus tuos, kas nebejingi Mariaus likimui, kas manot, kad Marius jūsų gyvenime padarė didelę įtaką ir ne į neigiamą pusę, į teigiamą pusę, draugai, bičiuliai, visi jau pažįstami. Reikalingas netgi kai kurių iš jūsų patarimas, galbūt, nenoriu čia dabar vaizdainiai šnekėti, kas, kur, kaip, dėl ko, gyvai geriau pasakysiu, bet susirinkti reikėtų ir nuspręsti dėl tolimesnių veiksmų. Koncepcija, ką veiksim toliau yra, bet būtina, kaip sakant, didesnė taryba, ne dvi galvos turi spręsti tokius reikalus. Bet to dviesi mes ir neapžiosim čia tų reikalų. Tai laukiu pasiūlymą elektroninį paštą. Šį šeštadienį, sekmadienį būsiu prie namuko Vyčiuose, koordinatės apraše. Būtų gerai, kad susirinktumėt ir nuspręstumėm, nes kiekvienas iš jūsų galite atsidurti tokioj situacijai. Aš taip pat. Išimčių nėra, tai geriau tokio situacijai neatsidurti ir aptarti visą tą situaciją reikia, rimtai aptarti. Jie nesusitarė net tarpusavį kaip meluoti, nes vienas kalba vieną, kitas kalba kitą ir dabar mes juos prigavom, aš nežinau, ką jie ten tarsis, bet pažeidimų krūvos.